Labas rytas. Nuotaika kol kas labai gera, išsimiegojau. Šiandien prasideda antrasis OEDC čempionato etapas. Pirmoji treniruočių sesija. Labai vilėmės, kad bus daugiau negu 3 važiavimai, kaip buvo praeitą kartą. Per briefingą, kuris truko 5 minutės, mums buvo paaiškinta, kad treniruotės bus pratęstos, labai įdomu kiek. Ir su tokiu entuziazmu ir važiuojam. Ir taip visą laiką visi kalba prieš treniruotės. Dabar kaip yra, kai tu naudoji stabdį, labai pas mus stipriai stabdo galas. Jeigu jį bent kažkiek perspaudi, tai ir galiniai ratai gaus tiek apkrovos, kad tau gali atrodyti, kad mašina lėtėja. Bet prieš stabdžių naudojimą tu turi būti užtikrinta, kad esi pilnai atsidariusi ir pilnai mašina kvėpuoja. Jeigu to nėra, stabdžių naudoti negali. Gerai. Nes gali užsidusinti, pradės čiuožti priekis ar kažkas, tada bus tik blogiau. Tai o turi būti toksai, žinai, kai tu varini posūkį, užmyni, jautiesi labai komfortiškai, mašina kvėpuoja, tada gali biškį. Aš suprantu, bet čia man nepaaiškina situacijas, kodėl man pirmam lanke jau jinai pradėjo dusti. Aš mačiau, kad tu kažkaip įdomiai tenais tą pirmą lanką, bet tu... Nes man atrodė, kad tiesiog arba variklis turi per daug apkrovos ir jisai... Tai va, aš... Bet aš ten nespaudžiau stabdžio, aš ten jo. Sankabą ir jinai nekritėjo. Taip, bet kadangi turim sukibimą šį kartą daugiau, važiavam su daug mažiau oro, tai galimai gali būti, kad buvo sukibimo ir variklis turėjo tiek apkrovos, kad antilagas neprasuko ratų. You want me, push me, let it be, push me, you want me, push me, let it be, push me, you want me, push me, let it be, push me, you want me, push me, let it be. Viską taip, kaip dabar darai, tik tas po to, kai tu jau užsistatai, tai visą laiką gaunas, kad tu biškį lauki to gale sukibimo. To komforto pas save, bet šito negali laukti. Nes tai kiekvienu laukimu tai save metru tolyn dar patraukia. Tai tu turi tiesiog atsidaryti anksčiau ir pasitikėti visą esamą aplinką. Čia yra pasitikėjimo faktorius, žinai. Tu žinai, kad taip veiks ir tu turi tai daryti. Viskas kaip iš pypkės, kol kas. Kaip ten sakoma, jeigu viskas taip ir toliau, galime tikėtis kažkokių gerų rezultatų. Jeigu kažkas biškai subloks, bandysim pataisyti, o kaip bus, pamatysim. Šiaip viskas gerai. Mašina važiuoja, Sandra važiuoja, viskas dirba, viskas veikia. O kas džiugu, o dabar laukiam antros sesijos. Biškai perdavimą dar keičiam, mechanikai rimtai dirba. Pakeis ir lėksim su vėjeliu, manau. Iškart varžtas eina, ne? Čia yra komanda.
taip turi dirbti komanda. Pamaitinti, pagirdyti. Treniruočių diena ėjosi visai neblogai, nepaisant to fakto, kad visi kaip skeriai ten prie starto linijos vyksta bado žaidynės. Visi stengiasi kuo greičiau užsiimti vietą, nes pirmieji tikrai gauna daugiau važiavimų negu tie, kurie stovi per vidurį arba gale. Bet iš esmės nebuvo taip blogai, važiavimų gavau nemažai, berods pirmą sesiją 4 arba 5, gal net 5. Antram važiavimų raunde buvo turbūt 2 arba 3 važiavimai. Sekėsi neblogai, trasą įsiminiau, šiek tiek pasikeitė sukibimas. Tas mane neramina, nes jis pasikeis dar labiau prieš kvalifikaciją, bet manau, kad šį kartą turėtų sektis geriau nei pirmam raunde. Ką galiu dar pasakyti? Ši konfiguracija, man atrodo, lengvesnė arba tiesiog automobilis geriau veikia. Tai vienas iš dviejų. Galėsiu pasakyti po kvalifikacijos. Labai per daug negalvok, kaip važiuot niekada prieš važiavimą. Porą kartų nusipieši ir viskas. Negalvok, kad darysiu ten tą, ten darysiu tą. Ne, mes tai iš galvos. Atvažiuoji, turi, žinai, atvažiavai prie starto, tokį pradedu viską iš naujo. Persikrauti ir įkvėvi ir iškvėpi ir taip. Turi prie starto, antilogiukas taip. Davė startą, pirmą, antrą, nuspyrė, dūmų kalnas, trečią, rankinis. Dūmų kalną papilė ir davai. And our next driver will be Sandra, representing Lithuania. Crazy BMW V8 turbo in this E36. Loads of power, loads of go. So let's see what she can do on her first qualifying run here at round 2. Flashing, the sun is set. Temperatures have dropped here in Muscat. Okay, so thumbs up from the driver, thumbs up from the marshal, and away she goes. So what can Sandra do on her first qualifying run? Flames banging from the wastegate underneath that bonnet. Not too deep in the first corner. Look at the speed she is carrying through that first section as she comes in now to transition. No, just all going wrong. I'm not sure if Sandra got lost in the track there. These Kieran Hines tracks, they're tricky ones to follow. Keep you on your toes. Aš tikiu, dabar yra sunku. Nieko, viskas gerai. Aš suprantu, kad save griauži. Būna visko, būna atbuliniai įsijungia starte, bet svarbiausia yra nedaryti tų pačių klaidų. Pasistengsi, susiimsi ir viskas bus gerai. Sudarim. Nesigriauž, nereikia. Nežludyk save sekančiam važiavimui. Viskas. Atsipūs, yra kaip yra. Jau įvyko tai, kas įvyko. Dabar tai reikia perkrauti save ir judam toliau.
Tokiose situacijose gal yra biškai sunku net ir pakomentuoti, bet, klysta ir geriausi. Emocijas kaip ir lyg susitvarkėme, tai tikimės geriausio antram važiavime, bent jau nesuklysti. Laikom visi, kaip sakant, tos kumščius, tikėkime, kad eis gerai, nes Sandra laiko visai neblogą šiandieną vairavimo emociją, gal taip pasakykime. Įvertinus visą dieną treniruotėse sekėsi tikrai labai gerai ir bandysime atkartoti tai, kaip mes važiavome ir tikėkime geriausiai. Up next, as you see in the burnout box, is the crazy E36 of Sandra, representing Lithuania. Love the livery though. Absolutely, such a cool looking car, and let's see how Sandra can get on. But let's see how Sandra gets on her second qualifying run. She tears down BMW V8 Turbo. Lovely initiation, not too deep in that zone, but Sandra doing a nice job now. Flames splitting from the wastegate underneath the car as we see her come right into the wall. And Sandra just, a little bit shallow. She came on the power a bit too early there, missing that second outer zone completely, and very unfortunate. Ending up on the inside of the track now. Stomps on the front brakes, trying to get the rear of that car nice and wide and out over the line. Get it. Not perfect, bet padarėm tai, ko mums labai reikėjo. Šitas kostumas geresnis, man atrodo. Ne, žinok, manau, šiam turėtų būti. Tai nerodo? Ėjau įvaryt, nespėjau pažiūrėti. Kiek? Neparodė, ne? Norėjau įsivažiuoti netiesiai, norėjau pataikyti trasą, pataikiau. Bet daugiau apie nieką negalvojau, tik tai kaip pravažiuoti ir nuvažiuoti ten, kur... Šaunuolė, pavarė, nesvarbu, gerai pavarė. Antrą kartą neparodė taškų, blogas ženklas. Paskutinį klipą tobulai baigė. Baigėsi mūsų svarbi diena, kvalifikacijos diena. Turėjome šiandieną ir treniruočių, ir kvalifikaciją. Ką galiu pasakyti apie šias varžybas? Viskas prasidėjo neblogai, o baigėsi kaip visada. Antras važiavimas vis dėlto gavosi tikrai neblogas. Gal net pranoko lūkesčius, nes po pirmo tokio labai nesėkmingo važiavimo labai puikiai atsitiesėme. Ir tikrai parodėme gana neblogą rezultatą. Kiek taškų gavome, nežinome. Gal kažko labai stebuklingo tikėtis nereikia, bet progresas tikrai buvo labai geras. Ir aplamai visą dieną paėmus, visą treniruočių seką ir taip toliau, kiekvienas važiavimas buvo tikrai labai progresuojantis. Treniruotės parodė, kad šitą trasą tikrai gali įveikti, kad nėra čia nieko tokio neįkandamo. Ir turime tikrai labai rimtų pamokų šiandieną, kas, manau, ateityje labai smarkiai padės mums tobulėti. Ir sugrįžti kitą etapą nusiteikus dar rimčiau.